Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Šiandien mes kalbėsime apie RefStruct. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Mes jau žinome, kad pas mus yra klasės ir struktūros. Kad struktūros pagal nutylėjimą pas mus yra saugomos steke, tik jei neįvyksta boxingo operacija, kai struktūros duomenys yra perkeliami į heapą. Dabar pabandysime padaryti eksperimentą ir pažiūrėsime, o kas veikia greičiau. Pas mus yra 3 klasės. Tai klasė A, į kurios konstruktorių pas mus ateina intas, klasė B, tokia pat ir klasė C. Bet klasė A kaip laukas saugo klasės B objektą, klasė B saugo klasės C objektą, o klasė C jau saugo kažkokį intą. Ir lygiagrečiai mes sukursime ir 3 identiškas struktūras. Ir pabandysime atlikti testus. Pažiūrėsime, su kokiu tipu viskas veikia greičiau. Ir dabar mes parašėme identiškus testus. Tai pas mus bus klasės testas, pas mus bus objektas X ir Y. Ir mes reikšmes tų dviejų objektų bandysime sudėti. Tai iš A klasės objekto mes gausime B klasės objektą, iš B klasės objekto mes gausime C klasės objektą ir iš C klasės objekto mes gausime intą. Ir taip pat padarysime ir su Y objektu. Sudėjus mes gausime rezultatą ir jį atiduosime. Tas pats bus ir su struktūra, bet taip pat pas mus bus testai su boxingu ir unboxingu. Mes išsaugosim tos objektus į object tipą ir pažiūrėsime, o koks bus skirtumas. Na ir ką mes dabar galim pamatyti. Visų pirma, kiekvieną kartą, kai mes dirbame su klasėmis, mes allocatinam 96 baitus. Išteiškinsime, kodėl taip veikia. Tai pas mus yra stekas ir mes viduj to steko kuriam objektą X. Tas objektas X yra tipo A, tai klasė ir klasės A objektas bus sukurtas heape. Bet steke lieka 8 baitų nuoroda į tą objektą. Ir tas X žiūri į tą objektą. Toliau, jeigu mes grįžtame atgal, mes matome, kad objektas A irgi saugo nuorodą į objektą B. Tai irgi užima 8 baitus. Ir tie 8 baitai jau bus viduj heapo, už steko ribų. Ir ta 8 baitų nuoroda žiūri į objektą B. Objektas B savo atveju taip pat turi nuorodą 8 baitų į objektą C. O objektas C savo atveju turi 4 baitų intą. Ir dabar išeina taip, jeigu mes sudėsime tos visus baitus, tai 8 plus 8 plus 4, išeina 20. Ir tai jokių būdų ne kem 8, ne dydis vieno objekto. Bet iš tikrųjų .NET vienas objektas užima minimum 16 baitų, net jeigu ir saugo tik vieną intą. Tai yra dėl to, kad pirmieji 8 baitai tai object headeris, kurį turi kiekvienas .NET objektas. Iš jų pirmieji 4 tai sinchronizacijos blokas, kuris yra naudojamas, kai mes dirbame su threadais. O sekantis 4 tai metodo lentelė. Na ir toliau eina duomenys. Ir taip pat trečias dalykas tai objektų paddingas. Jeigu mes dirbame su x86 sistema, tai paddingas didina objektą iki 8 baitų. Jeigu tai 64 bitų sistema, tai iki 16 baitų. Tai dabar išeina taip, kad kiekvienas iš tų objektų užima 16 baitų. Tai prie A ir B objektų dar prisideda object headeris, prie C objekto jis irgi prisideda, bet taip pat prisideda ir paddingas, kuris keičia objektų dydį iki 16 baitų. Taip mes gauname 48 baitus iš 3 objektų ir mes turime antrą tokį pat objektą. Tai ir bendras alokacijų kiekis pas mus išeina 96 baitai. Toliau mes matome, kad kai naudojamas klasės, viskas veikia labai ilgai. Kodėl taip išeina? Alokacija tai negreitas dalykas, o mes tą alokaciją atliekame 3 kartus. Tai mes iš pradžių kuriam A objektą, vieną kartą kreipiamės prie API, prašome atminties, toliau viduj A objekto mes bandome sukurti B objektą, dar kartą kreipiamės ir po to bandome sukurti C objektą. Ir po to lygiai taip pat su kitu objektu. O su structu tokios problemos nėra, nes structas buvo allocatintas steke, tai visas stekas jau ir taip priklauso programai ir programa gali steke patalpinti duomenis be jokių problemų. Tai dėl to čia jokių alokacijų ir neįvyko. Ir mes matome, kad čia truputį ilgiau užtruko tą operaciją, būtent dėl to, kad įvyko boxingas ir unboxingas. O čia galima sakyti, kad mes sudėjome tiesiog 2 intus. Taip pat tas laikas padidėjo būtent dėl to, kad mes darėme šaliukus per atmintį. Mes negalėjome iškart paimti intą iš C objekto, mes turėjome padaryti žingsnį iš mūsų pointerio į objektą A, po to iš objekto A mes turėjome paimti pointerį ir pažiūrėti, kur pas mus guli objektas B, ir po to iš objekto B mes galėjome pereiti prie objekto C ir iš objekto C galėjome tik tada ištraukti tą intą. Tai tie žingsniai pro atmintį irgi kažkiek kainuoja. Ir dabar, jeigu mes pažiūrėsime, kiek atminties užima objektai A struct, B struct ir C struct, mes pamatysime, kad jie užima tik 4 baitus. Nes nėra prasmės saugoti informaciją apie tai, kokio jis bus tipo, nes jis pagal nutylėjimą ir tai bus saugomas steke, jeigu mes nedarysime jokių boxing operacijų. Ir galima sakyti, kad mes dirbame su paprastu intu. Tai čia galima sakyti, kad bus sukurti tiesiog 2 intai ir mes sudėsime 2 intus. Ir nebus tokių žingsnių per atmintį, kaip tai buvo prieš tai.
Ir dabar, kai jūs prisiminat, kaip saugomos yra struktūros objektai ir klasės objektai, mes galim pakalbėti apie tokį dalyką kaip refstruct. Iš tikrųjų, refstruct tai lygiai tokia pat struktūra, kaip ir paprasta struktūra. Tik yra vienintelis skirtumas. Tai yra stack-only struktūra. Iš tikrųjų, man nelabai patinka tas raktažodis ref, man daugiau patiktų, jeigu čia būtų stack-only. Tada būtų aiškiau, kas tai yra. Bet nusprendė pavadinti visgi refstruct. Ir tai reiškia, kad objektas tos struktūros iš steko niekur nepabėgs. Jis galės likti tik steke. Mes galim sukurti objektą refstructą ir lygiai taip pat su tuo objektu dirbti. Tarkim, aš galiu išvesti x ir penketuką matysiu ekrane. Bet kam mums reikalingas refstructas? Jeigu aš pabandysiu atlikti boxing operaciją, pas mane įvyks klaida, nes iš steko refstructas negali pabėgti. Jūs matote, kad mes negalim refstruct tipą sukonvertuoti į object tipą. Ir dėl to, kad tas tipas negali pabėgti iš steko, mes čia galim saugoti ir referensus į kitus tipus. Tarkim, aš galiu pasakyti, kad pas mane čia bus ref int, aš galiu sukurti kažkokį intą, perduoti čia jo referencą ir tą referencą išsaugoti kaip struktūros lauką. Jeigu tai pas mane bus ne refstruct, tai aš negalėsiu saugoti ref elemento. Ir po to, kai aš dirbsiu su refstructu, aš turėsiu nuorodą į tą x ir tą nuorodą galėsiu išvesti. Ir matysiu, kad x pas mane jau yra 10. Ir tai be jokių unsafe blokų. Bet dabar pakalbėsime apie apribojimus. Klasės objektas yra saugomas heap'e, o refstructas heap'e negali būti. Dėl to aš ir negaliu čia sukurti refstruct. Pas mane įvyks klaida. Refstructą kaip lauką mes galim patalpinti tik į kitą refstructą. Tada jokių problemų nebus. Net ir į paprastą struktą aš negaliu patalpinti refstructą, nes structas, kaip jūs prisiminate, per boxingą gali pabėgti į heap'ą. Bet viduj klasės metodą aš be jokių problemų galiu sukurti refstructą, nes metodai pas mus yra vykdomi steke. Bet vis tiek yra tam tikri niuansai. Pažiūrėsime dabar į tokį kodą. Mes turime IEnumerable, naudojant kurį mes galim gauti skaičius. Čia mes kūrėm x kažkokį, refstructą, jį inicializuojame ir atiduodame nullą. Paleisim tokį kodą ir matome, kad jis pasileidžia be jokių problemų, viskas pas mus veikia. Iki tol, kol čia nebus state machine. Kol mes nenurodysim, kad dirbam su yield returnu ir mes prisiminam, kas būna, kai mes naudojame yield returną. Tai tas metodas yra pavirčiamas į klasę. Klasėje atsiranda laukas, kuris nurodo, koks dabar yra state'as ir visi kintamieji iš to metodo tampa klasės laukais. O jeigu tai klasės laukas, jis bus saugomas heap'e. Ir po to, kai aš jums papasakoju, kai mes bandysime dabar sukompiliuoti tą programėlę, mes galim tikėtis, kad programėlė nesusikompiliuos. Bet programėlė vis tiek yra kompiliuojama ir jokių problemų mes nematome. Būtent dėl to, kad tos reikšmės pas mus nekaip nesikeičia. Jeigu tos kintamosius mes toliau nenaudojame, tai jie gali likti pas mus viduj to metodo ir jokių problemų neįvyks. Bet jeigu po to aš pakeisiu tą refstructą ir pasakysiu, kad dar kartą atiduosiu tą x, tai pas mane jau įvyks klaida. Nes tarp šios operacijos ir tarp šios operacijos yra naudojamas refstructas ir jis dabar turi būti saugomas kaip laukas klasės. Ir kai bandysiu sukompiliuoti tą kodą, pas mane įvyks klaida ir mes matome, kad čia mums sako, kad refstructas negali būti naudojamas tarp await ir yield. Nes kaip mes jau išsiaiškiname, čia yra state machine. Kas yra yield jūs žinote, bet apie tai, kas yra await, mes dar nekalbėjome. Yra toks dalykas kaip asinchroninis kodas, kuris veikia naudojant taskus. Tai toks kodas pas mus pasileis, nes čia dar nėra state machine, bet jei mes pasakysime, kad tas metodas yra asinchroninis, ir tarkim čia iškviesime metodą taskYield, tai viskas pas mus suveiks. Bet jei mes dirbsime su refstructu tarp šių awaitų, tai pas mus įvyks klaida. Mes jau negalėsime sukompiliuoti to kodą, būtent dėl state machine. Taip pat refstructas pas mus negali būti kaip tipas viduj listo, dictionary ir visų kitų konteinerių. Tai dabar jūs žinote, kad refstructas leidžia mums rašyti greitesnę programą, bet taip pat atneša ir tam tikrų apribojimų. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.